Taigi sveiki visi į naują video ir šiame video mes gaminsime du peiliukus. Bus ir karščio, bus ir kalviško suvirinimo, ir šveitimo, ir kruopštumo, ko tik tais nebus gaminant šiuos du peiliukus. Žiūrėsite toliau, pamatysite, kai iš tikrųjų jie atrodo, iš arčiau nerodysiu, kad, kaip sakant, suprantat, žiūrėtumėt toliau ir prieš pradėdamas darbus, noriu pasakyti, jeigu norite nusipirkti ar kažką užsisakyti, vytautaskalvis.com, o jeigu nenorite, vis tiek užsisakykite kažką arba nusipirkite, kad paremtumėt Vytautą Kalvį, žodžiu, ir kad jisai čia toliau sėdėtų ir nežinau, tiesiog sėdėtų ir tiesiog. Tai dabar ką mes pirmą pradėsime kalvišką virinimą. Tai aš metalą įkaitinu iki baltumo, nors ne, įkaitinu iki raudonumo, paberiu borokso šiek tiek į tuos tarpelius, kad ištirpdytų man visus oksidus ir neleistų deguoniai patekti tarp virinimo tų siūlių. Tada įkaitinsiu iki baltumo ir tada kalsim ir tikėkime mes jį suvirinsime. Nu, iš tikrųjų jau suvirinam, jau turim, bet jūs dar nežinot, gal buvo dar kokie 4 ruošiniai ir tiek 2 išėjo, o gal tik 2 ruošiniai ir tie 2 išėjo. Tai ką, pradedam. Gerai, mes jau turime ir padarę, žodžiu, tuos peiliukus, nukalėmės juos ir vieną kartą jau normalizavau, kad vėliau nereiktų, va štai taip jie atrodo. Jau seniai iš tikrųjų prie jų čia buvau, paskutinį kartą tai nežinau kada ten buvo, bet kažkada tikrai buvo, dar kai darėme tiesioginę transliaciją, tai kas žiūrit, dėkui, kas nežiūrit, eikit pažiūrėti, ten gal įdomu jums bus. Gal kažkokių klausimų ten turit, aš galiu per tiesioginę transliaciją ir atsakyti, čia viskas kaip ir lygiai, žodžiu, mes viską čia išlyginom be kaldami, žodžiu. Ir nežinau, dabar ką pradėsiu daryti, tai dabar pradėsiu aš čia išveisti prie švietimo staklių. Ir žiūrėsim, kaip čia gausis. Tikėkime, gausim gražią formą ir tikėkime, kad gausim gražų raštą, kai išryškinsim, bet dabar reikia pirmą mums jį nušveisti, tai dabar pradedame mes juos šveisti.
brūkštį ir mes turime nušveitę va štai šias dvi geležtės, aišku, labai ten grubiai, tiesiog pačius didžiausius tos plaktuko įkalimus čia dar nenušveičiau, nes vis tiek šveisime ašmenis ir norėjau ašmenis šiek tiek storesnės palikti, kad, nu, dėl viso ko, žinai, kad nesusilankstytų, bo jeigu labai plonas būtų, tai gali iš karto susilankstyti ir va, ką dar turiu nusipirkęs, va, pala, kur tas lazeris? Gerai gal atrodo. Turiu nusipirkęs čia tipą kažkokį šuduką, ne, kur matuot temperatūrą, žinai, sakau, o 5 eurai, žinai, kodėl nenusipirkus, dabar galiu pamatuot va tą, o ant 0 laipsnių gesintuvas, kietai, nu, tada balioną. Kažkaip įdomiai čia dabar matuoja. Palatuoj. Dabar pamatuojam. Nu, kažkodėl čia labai šalta, bet nežinau kodėl. Nu, žodžiu, dabar čia vienas šilumos. Gali būt, kad čia vienas šilumos, žinai, čia labai gal nekūrenam, nežinau. Čia kiek? 17, 15. Gerai, tai ką dabar darysim, tai kursime žaizdrą, žodžiu, įkaitinsime tos metalus, normalizuosime vieną kartą, nes ant vieno neįsigrėžė skylutė, ant kito įsigrėžė. Jis pradėjo įsigrėžti gerai, nes, kaip žinome, čia yra wrought iron su kietu metalu ir vėl wrought iron. Tai per tą kietą metalą neįsigrėžė, tai tikriausiai, nes blogai normalizuotas jisai buvo, tai ką dabar padarysiu, kursiu žaizdrą, normalizuosiu, išgręšiu skylutę ir tada iš karto užgrūdinsime mes viską. Ir tada pasakysiu, kad jau pradedam mes dabar išveisti, gal šiek tiek pamatuosim ten tą temperatūrą, bet jisai gali tik matuoti iki 600 laipsnių, tai nėra labai daug, tai ką, pradedam. Gerai, mes jau turime juos užgrūdinę, atgrūdinę, žodžiu, bandžiau su tuo pistoletu žiūrėti, bet nežinau, ten jisai ar tiksliai rodo, ar netiksliai rodo, ar iš vis kaip čia man su juo. Jau tai parašo, kad čia viduje yra 6 laipsniai. Nuo ko tie 6 laipsniai, tai aš nesuprantu. Kampe. Nu, žodžiu. Nežinau. Ar tiksliai rodo ar ne, kaip čia nustatyti, kaip čia ką, ten buvo kažkokios instrukcijos, bet nieks instrukcijų ir neskaita. Tai dabar ką pradėsim daryti, biškį tokį dar atvėstą metalą ir iškart keliaujame prie šveitimų, šveisime ašmenis, šveisime viską, žodžiu, kad būtų viskas lygiai ir gerai, nežinau, viskas kaip ir lygiai. Įdėjau į spaustuvus iš tikrųjų juos, buvau po grūdinimo sukreivėjo, bet po atleidimo viskas kaip ir gerai. Tai ką? Keliaujam prie šveitimų.
pagaliau turiu nušveitęs tuos 2 peiliukus, va štai taip jie atrodo. Dar kaip matėte, šveičiau ten tuo kitų šonu, kad man būtų daug mažiau darbo su šveitimo, su rankojim šveisti, žodžiu, tai bus daug mažiau darbo iš tikrųjų, susitaupys labai daug laiko ir gerai labai bus, aišku, kad susitaupys. Nežinau, viskas čia kaip ir lygų, ant abiejų ašmenys lygios, ant čia viskas kaip ir lygų. Tas tik kažkaip įdomiai atrodo, bet čia man atrodo dėl šveitimo to, žodžiu, dėl ten tokio dalyko, bet nieko. Čia viskas normaliai, va štai taip va atrodo tie peiliukai. Taip gal parodysiu, bus geriau. Taip va nušveičiau, žodžiu, į tą pusę, kad man būtų rankom mažiau šveisti, dar čia matosi šiek tiek tų įbrėžimų, bet nieko. Susitaupys daug laiko, tas kitas čia kaip atrodo, nežinau. Viskas kaip ir gerai čia mums. Išėjo, tą skylutę irgi išgrėžiam. Tai ką dabar darysiu? Dabar bandysim šveisti ranką, pafilmuosiu, kai šveičiu pirmą kartą ar kelintą ten pirmą tikriausiai. Pasfilmuosiu, kai šveičiu ranką, žodžiu, kaip ten viskas susidaro, kai išėsdinu ten tą, bet aišku, ten labai greitai pamatysi ten, nes ten labai, žinot, ant greitai sumontuosiu, žodžiu, kad greitai sueitų viskas, bet ten labai tikriausiai ir įdomu jums, bet jeigu įdomu, tai galėsit ant 0,25 greičio pažiūrėti. Tai ką dabar pradedam? Tai pradedam dabar peiliu šveisti ranką. Po 4 valandų ir nušvičiu tos peiliukus, jau matėte kaip atrodo, nežinau, dar kartą gal parodysiu, gal ten atidžiai nematėte, nežinau kaip ten buvo, kaip ten kas. Tiesiog šveičiau, galvojau, kad daug trumpiau užtruksiu, bet blemba, užtrukau 4 valandas apu šveisdamas, tai 2 valandas vieną šveičiau, žodžiu, iki 400 šiurkštumo popieriaus ir jeigu būčiau tipo šveitęs, šveitęs, žodžiu, nepadaręs ten su tai švietimo stakliam tipo, kad įsidėk, slinko,
Nu, kad tipo ten, žodžiu, prašveičiau į tą pusę, kad mažiau švietimo, tai būtų dar ilgiau, gal kokias, nežinau, gal kokias 6 valandas būtų. Jo, gali būti, kad ir 6 būtų valandos, būtent ilgai užtruko, ilgiausiai užtrunka ten tuos įbrėžimus, ten į tas kitas pusės, kuris įbrėžė, sunkiausia tuos išveis, vėliau tuos išveiti, supranti, ir tada ten su tais aukštesnių, ten nežinau, gal žemesnių širkštumo, ar kaip čia pasakius. Nu tiesiog tais popieriais taip greičiau susaina, žodžiu, pirmą reikia ten tuos išveis, vėliau ten lengva. Ir dabar ką mes dabar darysime? Tai mes dabar darysime rankenas, reikia rankenas pagaminti, blemba, kaip čia be rankenų. Reikia rankenas gaminti, žodžiu, man sako, žinai, pirktų ten normalią medį, žinai, kad gražiau būtų, kad viską būtų gražiau, bet aš taip ir nenusiperku, tai mes vėl gaminsime iš klevo, jeigu turite nemokamo medžio, žinai, galit man atsiųsti, žinai, taip paskambinsit, Vytautai, aš turiu nemokamą medžio, žinai, aš tau galiu duoti, žinai, nes tu jaunas labai vaikas, tu labai tave sunku apibūdinti, bet tu labai tipo išskirtinis, žinai, ne to išskirtinis, kad tu kalviauji, bet tu tiesiog išskirtinis esi. Nu, supranti apie ką aš, tu išskirtinis esi. Ir, nu tai va, aš tau atsiųsiu to medžio, žinai, ir tu gal užsičiauk vieną kartą. Ir sakau, nu tai davai gerai, man siūs to medžio, man bet kokį atsiūs, žinai, ir ten gerai, ir vėliau atsiunčia ten kokį pušį, žinai, kur aš galiu nusipjaut, žinai, iš miško. Tai va, ką dabar darysime, mes pirmą atsipjausime tikriausiai, nežinau, kaip čia vyksta, kaip čia kas. Gerai būtų atsikirs, bet atsikirs nelygiai buvo, čia pirmai kažkada kirtau, tai nelygiai atsikirto, tai reikia eiti jaučiu prie zeimerio ir atsipjaut man čia normaliai. Tai tada atsipjausim prie zeimerio, išdeginsim skylę su tuo, žodžiu, su dujiniu tuo degtuvu, žodžiu, ir pakaitinsim tą įkotį ir įdeginsim skylę, tada pasiimsime nerūdyjančio plieno, kaip ten tą metaliuką, žodžiu, blembai stepalau rankas, metaliuką, turime startantą seną kažkokį, ar turim seną metaliuką pasimsime, žodžiu, čia ne tas senas, nežinau, žodžiu, kažkokį nugrebiau, žinai, pasimsime, įdėsime kaip tarpinę, žodžiu, ar kaip ten vadinasi, nieks ten nežino, kaip jinai vadinasi, kažkas rašė, kažkaip neįsiminiau, bet viskas normaliai, žinai. Tai va, jeigu norėsite ir nusipirksite tuos peilius, kur aš juos dėsiu, žinai, gal savo pasidaryt būtų tas toks peilis, čia pats labai toks iš pirmutinį šudovas, žiauri šudovas, bet su dėklu, žodžiu, tai aš jį ir turiu tada. Ir tikriausiai gaminsime mes dėklą, bet gaminsime kitame video, nes čia jau ilgas, kai montavau, jau ilgas buvo, kai šveičiau su ranka, tai gan ilgas jau buvo pasidaręs, bet čia nedaug ir beveik trūksta, tai padarysime su rankena, žodžiu, viską, o kitam video gal ir dėklą iš odos padarysime, nes jau turiu nusipirkęs 52 eurus, išleidau, ne dėl savęs, kad galėčiau dėklą pasiūti ir brangiau parduoti, o dėl jūsų, kad jūs turėtumėt dėklą, jei nusipirktumėte iš vytautaskalvis.com peilį, žodžiu, tai aš va taip viską ir sudėščiau, aš dėl ne savęs, aš dėl jūsų čia darau viską. Tai va. Tai čia bus ta odelė kaip irgi tai tokia tarpinė, kad, žinai, pasukčiautume, kad nereiktų ten lygiai viską šveisti. Ir aš galvoju, gal dar kažką įdėt, bet čia labai kažkaip nesmagiai, žodžiu, įsideda viskas. Norėtųsi dar kažką įdėt. Čia turiu vario tikriausiai kažkokio, gal vario įmest. Ai, ne varis liktis čia. Vario gal įmest tą tarpinę, nežinau. Jaučiu dar vario įmesiu tarpinę. Ten toks blėkas yra, išpjausiu įmesiu tarpinę. Variuotą gal sugalvojau, kaip padaryti iš tikrųjų kietai, plemba. Nors nesusikliuos, tada jaučiu gerai. Jo, nesusikliuos. Greičiausiai negerai tada susikliuos, jeigu taip daryčiau. Ai, nors negerai susikliuos. Pabandysiu manaip, kaip dabar galvoju. Gali būt, kad blogai susikliuos, bet nežinau, aš galvoju varinę, nerūdyjančio plieno. Ir tada vėl varinė, tada oda, tada medį.
nes, sakau, nesusikliuos ten su tais gerais, bet vis tiek ta įkotė bus ir tas kniedė bus, tai kniedė viską laikys, žodžiu, su tais klijais epoksidiniais geriausiais. Ir užtenka, manau, čia kalbų, pradedam dabar daryti tas rankenas, atsipjaustam, viską pasidarom, suprantat, viską greituoju būdu pamatysite. Jeigu kils klausimų, į komentarus parašysite, jeigu nekils, žinai, vis tiek parašykite, kad iškeltume iki aukštumų žodžių ir kad ten iš aukščiau pamatytų tos video, nežinau, ten prezidentas gal koks pamatytų tos video, žinai, sakytų Nausėda, o, blemba, geras video, sakyčiau, o, dėkui. Gerai, pradedam dabar gaminti rankenas. O, nefokusavo, bet...
Na ir pagaliau mes turime jau padarę iš tikrųjų. Va štai kaip pirmas atrodys. Atrodys kažkaip taip susidėjęs. Tai bus varis, nerūdyjantis plienas, varis, oda ir mediena. Ir žodžiu dar kniedė bronzinė. Nu žalvarinė, nežinau čia koks. Gal bronzas, gal žalvaris. O čia va bus tik tais šiek tiek paprasčiau, bet sunkiau buvo padaryti šitą, nes reikėjo čia labai daug dildint žodžiu, tos tarpus, kad gražiai įlystų tas peilis, o ten nelabai reikėjo būtent varis žodžiu, o čia nerūdyjantis plienas buvo. Tai su tuo daug sunkiau buvo, bet tipo toks paprastesnis. Tai čia nerūdyjantis plienas, varis, oda ir medis sukniedė. Tai va, nežinau, dar kaip matėte, išgalandau aš ir tuos peilius, aišku, dar reikės man pravaryti pro odą. Jeigu nematėte video, kaip aš rodau, kaip galąsti peilius savo būdu. Aš nerekomenduoju to būdą, žinai, jums ir tą mašiną reiktų pirkti, žinai, bet patarčiau nusipirkti ten tą, nenusipirkti pasidaryti, kur į odą trint, arba tiesiog į diržą patimt. Tai va, žodžiu, nes labai pakeičia, žodžiu, peilio aštrumą. Tai nežinau, dabar grįžtam namo, užmaišom nevarakstydą klijų, biškį gal pradildinu ten dar vidų, kad tas anglis išimtų ten, kaip matėte, deginam. Sakoma, kad su anglim tipo, kai klijuoji geriau susiklijuoji, bet aš dar biškį pradildinsiu, kad ten labai daug nebūtų ir tada mes suklijuosim. Pirmą išryškinsim, suklijuosim. Ir palauksim ir tikriausiai rytoj grįšim vėl prie to dalyko. Lemba, čia kai šalta iš tikrųjų, nežinau, kažkaip balandžio mėnesį, kodėl tai balandžio mėnesį šalta, aš kai duočiau tam šalčiui velnių žodžiu, kad jisai bėgtų iš čia žodžiu. Per užgavėnes mes jo žiemos neišvijom tikriausiai, nes nežinau, ar čia šalta, ar laukia, vėjas labai didelis, tai šaltokai iš tikrųjų. Tai ką dabar darom, tai kaip ir sakiau, ryškinam, klijuojam, kad visus tos gerus dalykus, kuriuos reikia daryti. Ir mes jau turime juos suklijavę, čia jau po 2 dienų, kai buvom paskutinį kartą šnekėję žodžiu. Ir kaip matėte, mes ten ryškinam, tą darėm, bet kai ryškinau, man nepatiko tas ryškinimas, užtat už vakar ir nesuklijavau, kai grįžau, nes man tas ryškinimas nepatiko, sakau, kitą dieną, žinai, nušveisiu, iš naujo ryškinsiu, pažiūrėsiu, kaip gausi, žinai. Ir reikia su geležies chloridu daryti, jeigu norite kuo didesnį kontrastą ir kuo tipo gražiau, kad atrodytų, jums reikia daugiau ciklų per trumpą laiką. Tai pavyzdžiui, ne vieną kartą kokį 15-10 minučių, o 5 kartus po kokias 5 minutės, 3 aš po 5 minutės 4 kartus dariau ir gan gražiai gavosi. Ar čia matysis, ar čia ne, ar čia jau kitas. Va, ir matot, čia ne Damaskas, o čia Wrought Iron. Wrought Iron. Atrodo, lyg Damaskas būtų, bet ne, čia blemba, čia taip kietai. Aš negaliu patikėti, kad taip gražiai gavosi, nes ant kai kurių taip gražiai net nesigauna. Va, štai čia Wrought Iron yra. Čia žiauriai gražiai gavosi mums iš tikrųjų šis dalykas. Čia ne mano dėka, žinai, nes aš ten nelankščiau to metalo, nieko tiesiog išplojau, žinai, suvyrinau sanmai būdu ir tas metalas jau buvo ten jau taip išlydytas, neseniau kaip
pramonės nebūdavo, kai revoliucija atsirado, žinai, kur pradėjo pumpuoti ten mašinas, ten viską pumpavo, žinai, ir da pumpavo, žinai, kaip benziną ten dėdavo ir švino, ten visko dėdavo, žinai, visi mirdavo, nežinodavo, nuo ko miršta, dabar, kai dėl ko žinom, žinai, ir nu, taip gavosi, žodžiu. Nu, taip gavosi. Ir, žodžiu, šiandien buvau profesiniai mokykloj. Nu, blemba, kietai visai ten ir vyrina, ten ir nevyrina, žinai. Pavyrinau su tygu, blemba su tygu gan sunkoka vyrinti. Su mygu davė pavyrinti, kažkaip susireguliavę hujovai, aš tik tiek pasakysiu su mygu. Su tygu tai gan gerai susireguliavę, tas gan gerai lydėsi, taip ir, žinai, gražiai sako, jau vyrinę, sakau, aišku, vyrinę, žinai, ir dar sako, žinai, galit per YouTube'ą pažiūrėti, žinai, atviros metalo dirbtuvę, žinai, ten jie daro ten kažką ten, nu, ne taip gerai, kaip pas mane, žinai, darosi, čia viskas pas mane geriau, viskas darosi. Reikėjo pasakyti, žinai, Vytautas Kalvis dar yra, žinai, galite Vytautas Kalvis, žinai, bet neišdrįsau, sakys, kas čia toks per balvonas. Gerai, dabar ką mes darysime, mes dabar šveisime tas rankenas, bet pirmą galvoju gal nupjaut, kad man tą metalą nereiktų šveis, buvo aš labai to metalo daug atsilikau čia, blemba. Reiktų nupjauti jo, reikia nupjauti jaučiu ir tada pradėti šveisti. Čia tokia rankena, reikia dar nupjauti rankeną, jaučiu, kokią man reikia dėti atstumą. Bet dar priminsiu, su geležies chloridu atsargiai dirbkit, buvo, nu, jovai su juo, blogai su juo dirbti, nes man labai jisai nepatinka su juo dirbu, pažiūrėkit, kas liniuotė atsitiko, tik lašelis buvo patekęs, tryniau ir ištryniau ir visas surūdyjo, o čia nerūdyjančio plieno liniuotė, tai aš, žinai, galvoju, kas čia per velneva, žinai. Nežinau, kiek ten atpjaut, gal 12 cm, gal 11 atpjaut, kaip čia ranka jis. Mano ranka, žinai, tokia labai didelė nėra. Gal 11 atpjaunu iš viso ir bus gerai čia. 11, manau, gerai. Nors ne, 11,5, taip saugiai, žinai, tarp 11 ir 12, ir tą patį padarysiu. Ir nežinau ką. Pradedam.
Na gerai, jau turime mes nušveitę visas tas rankenas, jos gražiai atrodo, viskas gražiai atrodo, nežinau, reikia dar tik aliejum sutepti, tai čia dar pamatysite, kai sutepu aliejumi ir tada aš grįšiu namo, man dar reikia iš tikrųjų pilnai išgalasi, tai aš dar reiškia, kad per tą odą neprabraukiau, jisai aišku pjauna popierių, viską pjauna, bet plaukų dar neskuta. Tai ką dabar padarom? Aš sutepu rankenas aliejumi, paprastu aliejumi, ten žodžiu labai mandro nereikia, čia viskas kaip ir lygui, viskas puikiai, į ranką gerai įlenda, man bent jau. Gal kitiems ranka didesnė, gal sunkiau lis, nežinau kaip čia bus, kaip čia nebus, žinai, bet jeigu norėsite, nusipirksite viską, čia bus viskas paprasta. O jeigu nenorėsite ir nenusipirksite, žodžiu, vytautaskalvis.com. Kainą ten irgi pamatysite, neįsigaskite, blemba, kiek aš čia dirbu. Labai ilgai iš tikrųjų dirbu prie tų peilių, šveičiau ranką 4 valandas, tada toliau ruošiau rankenas irgi 4 valandas, šveičiau iš tikrųjų tik 2 valandas, tai ruošti daug ilgiau užtrunka, reikia tos smulkius detalytę, žodžiu, išdeginti, skylę išgręžti, čia tiesiog taip greitai nušveist, tai aišku reikia ir viską lygiai padaryti, čia viskas lygiai yra. Galiam video pamatysite, kai atrodo šie peiliai. Bet dar negalo video, tai ką dabar darome, sutepam juos aliejumi ir tada aš grįžtu namo, į odą prabraukiu ir tada pabaigsime šį video. Aš jau turiu juos pabaigęs, žodžiu, ir išgalandau, vienas už kitą geriau skūdavo, tas geriausiai gerai skūda, tas skūda, bet nėra, kad tai būtų labai smooth. Va štai kaip raštai atrodo. Čia ne damaskas, čia wrought iron ir čia va tas kietasis metalas mūsų. Čia irgi matome tą kietą metalą. Ir va čia va mūsų visas kietas. Nuo čia prasideda ir eina iki pačio viršaus ir čia tas pats. Ir čia tokie raštai, ant to daug gražesni raštai, bet ant to irgi matosi. Štai tokie mūsų rašteliai ir aš tokie mūsų peileliai. Tai va, biški gal kažką papjaustam, gal kažką pakapojam, žinot, kad užtikrintai būtų, ar kas būtų užtikrintai. Pasiemam popieriaus lapą. Ką čia rašo? Andromedos ūkas. Be kokio tolstančio šviesos šaltinio spindesys mažėja labai greitai, proporcingai atstumą kvadratui. Štai akininti Saulė. Atstumas iki jos 150 milijonų kilometrų. O už 500 trilijonas 1000 milijardų kilometrų mūsų Saulė pasimetusi tarp žvaigždžių galėtų žvelgti tik patį jautriausią akis. Nu, čia gal geriau neskaitom ir tiesiog pjaunam ir žiūrim, kaip pjauna. Tai va tas čia toks, kur ne taip gerai pjauna, bet jisai pjauna vis tiek tobulai, kaip sakant. Šitoks drėgnokas popierius. Peilis tai aštrus. Kodėl jisai čia nepjaunamas? Gal aš kitą popierių gal pasimsiu. Reikėjo sausą atsinešti, būtų normaliai. Tas sausesnis gal šiek tiek bus. Jo, tas toks sausesnis šiek tiek. Tas gerai gan pjauna. Biški toj parodau, kaip skauta plaukus. Vis mažėja ir mažėja. Buvo pirmai biški padaugėję.
Nu, tas labai suprantat, tobulai neskuta, bet plaukai yra, plaukai suprantat. Jaučiasi, kad labai gerai jisai neskuta, bet popierių gerai pjauna. Tas išvis tobulai skuta. Su juo neturiu ką ir pasipriešinti, jisai irgi gerai pjauna. Tai tą reiktų šiek tiek dar pasigaląsti iki pilno skutimo. O tą jau nelabai žinau, kad jie išgaląsi čia. Biški, paimu labai nenoriu prarasti. Nefokusuoja biški. Išsikrūvina čia kažkur. Kur čia išsikrūvin galėjo? Čia tai niekur. Nebėga niekur kraujas. Iš tikrųjų, blemba, kai ėdinau tuos metalus, eina šikt, net nepajaučiau, kai įsipjau, žiūriu, bėga kraujas. Sakau, nu, jeigu nepajauti, kai įsipjauni, tai reiškia aštrus peilis. Tai va, šitie du gan yra aštrus peiliai, dabar gal šiek tiek kažką pakapojam, kažką pamakliavojam, kažką. Šaka, kaip sakant. Malkeliam pasiskaldyti. Tai va, pažiūrim. Ar toliau jisai skuta, bet jisai skus, jisai niekur nesidės. Kur jisai dėsis, skus, aišku, plaukus. Dabar su tuo kitu pabandom. Tas daug geriau jaučiasi, kad skuta. Bet anas irgi skuta, jeigu įdedi, kaip sakant, darbo, ar kaip čia pasakius. Tai va, nežinau, ką daugiau čia pasakius. Tikiuosi, kad patiko šis video. Laukit naują video, kai gaminsime jiems dėklus. Jau tikriausiai, kai šitas išeis video, jau bus ir dėklai pagaminti ir jau bus, kaip sakant, jie parduodami. Tai va, jeigu patiko video, spauskit like, spauskit prenumeruoti tą mygtuką. Tikrai padeda iš tikrųjų, žodžiu, nes mums reikia, kiek galim surinkti prenumeratorių, žinai, daug gal nesurinksim, bet kiek galim, žinai, surinkti, tiek surinksim. Ir nežinau, pakomentuokit kokį gražų komentarą, ką manote, kuris jums gražesnis. Iš tikrųjų, tas varinis šudukas labai geras dalykas, labai geras varinis šudukas tas. Man labai jisai patinka, aišku, biškai gal nelygiai čia, nes matosi tie kažkokie tarpeliai. Pamatysite video gale, kaip jisai atrodo, kaip viskas, ir jeigu pirksite, irgi pamatysite, kaip viskas ten atrodo. Ten ir video įmesiu, kaip rodau aš jums peilį, ten to matmenis. Tai va, tikiuosi, kad patiko, nežinau, kelintą kartą sakau, kad tikiuosi, kad patiko šis video ir susitiksime kitame.